Kriščino mokyklos 400 metų jubiliejų. Juk retai, prisipažinti, retai tenka dalyvauti tokiame jubiliejuje. Jeigu kas dalyvavo Vilniaus universiteto jubiliejų, galbūt dar gali pasigirti, bet šiaip šitame krašte, tiek Panevėžio, tiek Utenos krašte, kiek žinau, nėra buvę įsteigtų jau 17 amžiaus pradžioje mokyklų. Tad su ypač dideliu džiaugsmu dalyvaujame ir džiaugiamės, kad mums teko mokytis vienoje iš seniausių šio krašto Lietuvos mokyklų. Na ir pradėdami pamaldas, visų pirma, prisiminkime, kad nusidedame, gailėkimės dėl to ir prisipažinkime savo nuodėmingumą. Esu labai kaltas, todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai ir seserys, melskite už mane viešpatį Dievą. Tepasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs mums kaltes, tenuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie pasigailėk, Kristau pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Melskimės. Leisk mums, viešpatie, visuomet tave mylėti ir kuo nuoširdžiausiai tave garbinti, nes tu niekuomet nenustoji vadovavęs tiems, kurie tikrai tave myli. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Krikščiečiai, juk pasivadino Kryžių. Aš įsivaizduoju ne jo pavardę užviršų, o kad nuo Kryžino kryžius tai prisina. Ir kuo stebina šitas direktorius? Vieną po kito iššifruoja ir spausdina senuosius Kryžino metinius, kuriuose rado tų metrikų tarpę kunigo Antano Strazdo parašytus. Tai va šitokiomis mintimis su pasididžiavimu atvykau į 400 metų mokyklos jubiliejų. Atvyko, ir čia kaip mato, besimokę kunigai paniūliai iš šitos nuostabios mokyklos šventė jau šviesos matys. Už tokį šviesų žydinį be abejo ypač nedėkoti Dievui. Ir dar džiugu tas, kad turiu tą mintį, kad tą žydinį įžiebė būtent bažnyčia. Kaip mėgstama buvo sakyti, kaip bažnyčia niekada nėjo išvien su mūsų. Bet jeigu patyrinėjom, tai matom, kad bažnyčia neįsivaizduojama mokykla. Tai ir dėkuoju visiems, kurie atvykote ir neužmirškite savo mokyklos, neužmirškite pasididžiuoti, kad mes esame ištorimojo Kryžino. O dabar visuotiniai maldoj dėkojame Dievui už šitos čia įgytą mokslą, už tai, kad buvo mūsų mokslo, mūsų gyvenimo pradžia.
Šiandien į mūsų Krenčino Antano Vienožindžio pagrindinę mokyklą sugrįžo tie, kurių garbanas jau šerkšnas puošia, ir tie, kurių skardus jaunystės balsas dar vakar girdėjosi mokyklos koridoriuose. Vieni jų su didelė gyvenimo patirtimi pasiekia mokslo aukštumas, kiti dar tik vakar pradėję pirmuosius žingsnelius savarankiško gyvenimo kelyje, bet visi savi ir laukiami. 400 metų jubiliejaus šventę kviečiu pradėti tautišką giesmę. Atverti duris į atvykusiųjų širdis kviečiu mokyklos direktorių. Brangūs svečiai, mokytojai, mokiniai, direktoriai, kiti darbuotojai, sveikinu visus atvykusius į tokį nedažną mūsų mokykloje jubiliejų. Visus sveikinu su 400-mečiu ir linkiu jums gerų įspūdžių ir po to gero pašventimo. Dar pridėsiu, kad mes čia mokytojai dirbam, lipdom molį, gavę mažus vaikučius, auklėjam juos, kartais kyla neviltis, nusivylimas, kai jie ne taip daro, kaip mes sakom, bet kai pamačiau šiandien šitiek nuostabių, garbingų žmonių, vyskupą jo ekscelenciją, Panevėžio merą, mūsų valdžios žmonės, mokslų daktarus, rašytojus, muzikus, pagaliau šiaip dorų žmonės, auginančius vaikučius, gyvenančius dorai. Ir tas malonus jausmas užlieja širdį ir tada suprantu, kad visgi mokyklos mokytojų darbas nėra beviltiškas, jis pamatuojamas štai tokiu matu jumis. O dabar svarbiausia neįsileist man į istorijos šnekas, nes tada jūs čia visi nebesulauksit pabaigos. Taigi, senų lietuviškų papročių svečių pasveikinimo šokis.
atrodo taip, kaip buvę. Seni suolai eilėm, juoda lenta. Mintise skamba dainos žodžiai, kurie nukelia į praeitį, kuri atrodo dar čia, visai čia pat, lyg vakar pašėlusios vaikystės šėlsme. Klausimų ir atsakymų virtinę nuvilnija mokinuko ir mokytojo pokalbis. Krenčino mokykla į gyvenimą išleido labai daug garsių žmonių, ne tik garsių, bet ir dorų, gerų. Mes jais didžiuojamės, džiaugiamės, mylime juos. Krenčinas poetų žemė, ne veltui taip sakoma, nes čia dirbo ir dirba daug meniškos sielos mokytojų, kurių pėdomis seka jų vaikai, mokiniai. Eugenijus Matuzevičius, poetas, buvęs mūsų mokyklos mokinys. Gimtojoj, mano šiaurės Lietuvoj, tame Kviečių ir lygumų lauke krašte yra kažkur plati žydra padangė, seni žilvičiai ir verdenė, toks tyras ir skambus vanduo. Mykolas Karčiauskas, poetas, buvęs mūsų mokyklos mokinys. Padainuok su šilais paslaptingais, kai ateina tyli sutema, kaip kadaise dainavo mama,
dainą savo tėvų ilgesingą, kol saulėlydžių žydi padangė, kol tokia sumaištis tarp žiedų, skaidresnės aš dainos nerandu, tik vienintelę Lietuvą brangiai. Tegu audrina širdį šie žodžiai, pažinimas ir meilė tyra. Aš einu, o pakluonėse sodžiaus, tyliai gaubęs vakarė žara. Tarsi paukštis į vaikystės takus, ten kur kaklo dūdelė, be šešėlis dangus, kur gėlių pilnos pievos, struzelynai aukšti ir mamos švelnios rankos, taip arti, taip arti. Avižų lanko šiukšta, o šienelio kvapai neša, neša į sapną, supa, supa ilgai. Boružėlė atspilvos, kelias skleidžia sparnus ir kamanė į mūrus, samanėlių namus. Linksmai dūzgia skrajoja, o dienelė šviesi. Tu dingai, tu prapuolei, mėlynam ilgesį, ir balti avinėliai šoka bėga keliu, pasivyti vaikystės negaliu, negaliu. Avižų lanko šiukšta, o šienelio kvapai neša, neša į sapną, supa, supa ilgai. Boružėlė atspilvos, kelias skleidžia sparnus ir kamanė į mūrus, samanėlių namus. Ir kamanė į mūrus, samanėlių namus. Buvus mūsų bibliotekininkė, visų gražiausių mūsų mokyklos renginių režisierė. Šiandien salėje aš jos nematau, todėl paprašysiu Gediminą paskaityti močiutės eilėraštį. Kam siekt žvaigždės, kuri labai labai aukštai jį degina? Kam kopti kalną aukštą, sniegas ten, jis stingdo kraują? Kam plaukti vandenyno tolius, gelmės tamsios, jos baugina? Kam gerti iki dugno taurę, putojančią raudono vyno, jis svaigina? O jeigu ta žvaigždė sudegins išdavystę, jei sniegas tas sušaldys lūpas melui, jei tamsios gelmės paskandins mus veidmainystę, tu privalai pasiekti žvaigždę, tu privalai kopti į aukštą kalną ir išmatuoti vandenyno gelmę. Tu privalai, nes tu esi žmogus, tu Dievo tvarinys ir tavo kelią laimins jis. Sveikinti tave
Ona Valotkienė, buvusi pradinių klasių mokytoja. Griausmo ratai nudundėjo, be žirgų šmaikštaus vežėjo, toj žiedai skaistėt pradėjo, nuo to griausmo gera dėjo. Pedagogas žvaliais mostais nuvalo žydrą lentą dangų. Paryškina, kilsteli aukščiau šviestuvą saulę. Išdėlioja priemonės, margas aplikacijas žemėje. Atsisuka į nerimstančius, klegančius mokinius ir skelbia temą. Jau pavasaris. Eugenijus Mikalajūnas, buvęs. Atbėga balta diena, applaukia balta daina. Langoj debesėliai balti, o didelė laimė jau taip arti. Fedaravičius, buvęs mūsų mokyklos lietuvių kalbos mokytojas. Pažaliavęs kelias, vėl žiedlapiais aukso apkritęs, saulėgražio juostančias galvas išmokęs raminti paguodą. Iš balančio molio krinčino medų nešasi bitės ir cukruotis, kuriuos į lyg rudenio vėl atiduoda. Leonidas Šimoliūnas, buvęs mūsų mokyklos prancūzų kalbos ir kūno kultūros mokytojas, humoristas, poetas.
Kaip žagrė mirusio artojo daug metų, mėnesių, dienų, nepasakyta žodis savyje nešiojau. Dabar sakau, aš išeinu. Nepykite, klajonių broliai, nepykite, turtuoliai be namų. Jūs žinote, kad gėriau uoliai, dabar sakau, aš išeinu. Nepykite, mergelės mano mielos, nebeatneš jums Fransua gėlių. Visas mylėti aš jūs norėjau, dabar sakau, aš išeinu. Ir tu gyvenime nepyki, padovanojai man mažai džiaugsmų. Tavęs dabar jau neprivyti, dabar sakau, aš išeinu. Zenonas Knystelis. Jis nesimokė mūsų mokykloje ir nedirbo mūsų mokykloje, bet jis mums dovanoja ąžuolus. Todėl noriu paskaityti labai gražius jo žodžius. Mano gimtinės upeliai viešmenėliai, apsigręžk tekėjęs, savo srovę pasuk atgalios, atplukdyk tošeles ir popierinius laivelius, kuriuos vaikystėje tavin paleidau. Parnešk net kraujo srovelę, kai basakoja stiklo šukę užmynių. Te spalvotieji laiveliai, tegu tošelės baltosios užplaukia ant seklumėlės, užkliūna už akmenukų, kad užgaištų, pasikėminėtų čia dar sykį. Būk stebuklo, sugrįžtančio laiko upelis. Linkimos, linksminkimos, pakol jauni asma, nebus laiko mums linksmintis, kada pasenės man. Linksminkimos, linksminkimos, pakol jauni asma, nebus laiko mums linksmintis, kada pasenės man. Siaučia graudžia paukštų žėliai, gražiai čiulbėdami, taip linksminkimos jaunėliai dainas dainuodami. Dabar mūsų aukso dienos kaklo nieks negraužia, daug nerūpi, pakol vienas ir vargai nespaudžia. Prieš mus visą šį pasaulį atverta ant slėto, kur nukaksma, ten atrasma, mes dėl savęs vietą. Kožnas vienas mumis myli, ant rankų nešioja, visur kvietkus ir grožybės mums po kojų kloja. Linksminkimos, linksminkimos, pakol jauni asma, nebus laiko mums linksmintis, kada pasenės man. Linksminkimos, linksminkimos, pakol jauni asma, nebus laiko mums linksmintis, kada pasenės man. Knės man. Taigi, kaip matot, šiame gražiame pastate mes tik tai dainuojam, šokam ir linksminamės. Nu, bet nemažai išmoko mūsų žmonės, ar ne? O dabar patikrinsim, ką jūs išmokot. Ir ko neužmiršot, ką buvot čia išmokę. Padarysiu įžangą, nors atsiprašau, į mikrofoną nelabai moku šnekėti, bet bijau, kad galas lietuviškai galiorka gali neišgirsti. Besirengdamas šiai šventei dažnai galvoju apie 1611 metus ir kuo toliau galvojau, tuo man jie atrodė tokie, na, ne visiškai
standartiniai metai. Šiaip aišku, Krinčino praeitis turi tam tikrus magiškus momentus, labai svarbius, aš čia jų gal neminėsiu, na nebent kai visus suvarė į Valakus. Tai buvo 1554, kai liepė griauti riobas ir žygiuoti į savo pamatuotą Valaką. Tada aišku buvo Versmių kaimas čia, ne Krinčinas. Tarp kitko, ta pagrindinė gatvė ir po šiai dienai yra išlikus, bet aišku, nei tų rėžių jau jūs nebeieškokit, nei tų Valakų. O paskui, kaip atsirado vienas toks susiraukęs pravoslavas Andrei Michailovič Kurbskij, kuris paspruko iš caro Ivano Žiauriojo, nes tas jau norėjo jam truputį ten hobį, tokį turėjo savo artimų žmonės ant karštos krosnės pasodinti. Nu tai nemalonus, aišku, buvo laukiamas įvykis ir Kurbskis paspruko. Čia jis šiaip netoli buvo į Tartų, vaivada buvo paskirtas. Na tai anais laikais su arkliu iš Tartų į Krinčiną ar į Vilnių, tai čia juokai buvo atjoti. Tai atidavė tą Krinčiną 1568 Naviečnost, kas nemoka slaviškai išversiu amžiams. Tai va ta data tokia buvo, o paskui 611, tai jau jo sūnus Dimitras Mikalojus. Vienas toks dalykas įdomus, kad jis perėjo į katalikybę, tai vienas, nes jo tėvas, jo motina, jo sesuo buvo visi stačiatikiai. Jo sesuo, tarp kitko, ir 611 Marina čia netoli Pamūšės dvare su vyru savo Vizgirdą gyvena ir begimdydama trečiąjį vaiką pasimirė, tai vat 611 sausis, o paskui, kaip kitais metais, daugybė yra dokumentų upytės teismų knygose ir Dimitrui tada buvo 30 metų, tai vyrukas pačiam žydėjime neseniai buvo vedęs ir buvo jau vienas sūnus gimęs. Ir, žodžiu, iš čia jam pinigų trūko, iš čia kaimus užstatė, Petriškės užstatė vienam. Paskui jau reikėjo ten atsijimtas Petriškės, tada užstatė Barklainius, užstatė Petriškėm išsimokėjo tenais. Paskui Miežiūnus, čia toks didžiulis buvo kaimas. Dabar jau ten tik tai kas kelios bobutės begyvena, atsiprašau. Kelios moteriškės taip nebegyvena. Nu, žodžiu, ten daugybė įvykių ir vienas iš tų, tarp kitko, žmogus mokėjo lotyniškai, tą senąją gudų kalbą ir lenkų, ir kaip nebūtų keista, nors tuo metu jau bajorai lietuviškai nelabai mėgo šnekėti, matyt, kad jis mokėjo lietuviškai, nes savo visus žmonės, kuriem čia priklausė viename akte, labai gražiai lietuviškai jie yra surašyti jo paties. Ten Galinis, Jonas Kiškė ir panašiai, nes šiaip tai, kaip žinot, lenkino. Ten Jonovič, Petrovič. O dabar kai kas aiškina, kad čia Vienislavai ir gyvena. Tai va, ten tas toks irgi įdomus dokumentas. O paskui 611 birželio 20 įsikalkėt į galvas, birželio 20 Vilniuje, kapituloje, ten Sesickis dalyvavo, Žagelis kanauninkas su visais parašais, kapitulai buvo lotyniškai surašytas aktas, bažnyčios fundacijos aktas. Ten rašoma, kad bažnyčia sena, reikia ją sutvarkyti. Ir be to ten ir tame akte Kurbskis rašo, kad įduoda sklypą mokyklai, klebonijai. Nu, žodžiu, žmogus negailėjo tikrai švietimui. Galbūt jo kaimynas Radvila čia Biržų kunigaikštystėj, tas matyt ne visai katalikas buvo, iš Bambizų, bet nekalbėsim čia apie tai dabar. Kadangi tam tikra konkurencija, katram daugiau garbės, katras kietesnis, tai va, irgi Dimitras įsteigė. Pasėjo tą mažą grūdelį, mažą mokslo sėklelę, kuri ruseno visus šimtmečius. Ir iki mūsų dienų, kai ta sėklelė jau visai netokia ir mažai žaliuoja, medis žaliuoja. Štai jūs visi esate to medžio
šakos ir šakelės ir lapeliai. Tai va, atsiprašau, kad aš vėl nesusilaikiau ir pradėjau apie istoriją. Tai va, dabar ką pašauksiu, tas turės ateiti ir pasakot, ką prisimena. O šiaip apskritai, nebūtinai. Dabar mes turime mokinį numeris 1, kuris visą viskupija rūpinasi, nuostabios sielos žmogus, tiesiog jaučiama gera aura, laimingas, kad jūsų ekscelencija, vyskupė, kad jūs atvykot ir labai gražiai bažnyčiai šnekėjot, bet mums maža dar. Atvarytas čia į Krinčiną 49 laikyti egzamino. Trajoniškio baigiau 4 skyrius ir reikėjo Krinčinį laikyti egzaminą. Labai bijojau, labai drebėjau to Krinčino, o paskui jau rudenį atėjau į mokyklą. Na ir ką galiu papasakoti, nebuvau geras mokinys. Labai nesisekė, kur pasakot reikia. Dabar kokia ironija, tokiu plepiu pasidariau. O tada matematika sekėsi, kokia geometrija, algebra. Uždavinį gavęs per rugsėjo mėnesį išspręsdavau visus uždavinius ir į priekį. O jau kokią istoriją, prisimenu kažkurioje klasėje, kažkaip neturėjau istorijos vadovėlio, pasiskolinau tą dieną prieš egzaminą. Tai nuėjau į bažnyčią ir labai meldžiausi, komuniją priėmiau, Dieve gelbėk, tik vieną bilietą moku, 3. Ištraukiau 4. Absoliučiai nieko nemoku. Pasakiau iš karto, nemoku. Tai sako, dabar kitą trauk, ar visus likusius moki, nes jeigu ir antrą kartą nemokysi, jau turėsi pataisą rašyti. Ištraukiau tą 3, kurį mokėjau, atsakiau 5 ir parašė 4, vienu pažymiu mažiau. Ir buvau išdykęs po Krinčino 53 pasvalykai mokiaus, tai sugalvojau panaudoti savo matematikos žinias. Ir ant lentos prisimenu pavardę mokytojai Naktinytei iš universiteto atvažiavusiai ir rodžiau ant lentos, kad vienetas lygu 5. Ta mokytoja net pravirko ir nerado klaidos, o ten gudrybė minusą ir pliusą kelti kvadratu, tas pats gaunasi. Tai va, su Krinčinu tokie yra susiję, bet nebuvo šitos mokyklos, aš čia nesimokiau, čia medinė buvo tokia ir prisimenu už mokyklos tualetas kiemo buvo, tai aš ten mokiaus. Prisimenu tiesą direktoriaus pavardę. Laurinaitis buvo tuo metu direktorius. O kokia ironija, Panevėžio meras mane varė į Krinčiną egzamino laikyti, o Panevėžio merą į Trajoniškį. Jau buvo Trajoniškį, kai aš pabaigiau po poros metų, Trajoniškį buvo 7-metės įsteigus, bet jį nesivadino Trajoniškiu, Suntautų vadinosi. Aš Suntautų pradinę baigiau, nors Trajoniškį. Dabar ten, jeigu nuvažiuotumėte, Trajoniškį didelis prūdas morkūno iškastas. Ir vis tiek, jeigu pasiprausit, biškį pasimaudysit, tai būsit kaip Trajoniškio mokykloje buvę, direktorius ar buvo. Tai va tokie mano prisiminimai. Bet va, Dievas padėjo, matėte, egzaminą išlaikyti, gal jau toj tapau vyskupu ir plepiu. Tas labai jaunatviška. Tik aš vis užmirštu, ar jūs 51 ar baigėt, ar 52, nes 2 baigėt, o aš įsikaliu, kad 1. Nu, žinot, jaunas tada buvau, labai ką atsimenu. Dabar kitas žmogus, kuris eis atsakinėti. Jis išsigandė. Kitas žmogus neatvyko. Aš turiu galvoje, va ką tik skambino. Sakiau, dabar nelaikas mane trukdyti, bet vis tiek. Seimo narys Petras Luomanas. Taip, yra
yra Seimo narys, tai pastebėjau, bet tai nėra Petras Luomanas. Kadangi tas žmogus iš Daugniūnų irgi klampuodavo per Maklynę, per Pusnynus į mokslo ir žinių šalį. O tai manyčiau, kad turbūt ko gero politikoj mūsų mokinys irgi būtų numeris 1 politikoj. Aš šiaip buvau jam paruošęs klausimą. Jis labai apsidžiaugė, kai pakviečiau, bet atsiprašė, nes jam komiteto posėdis ten kažkoks svarbus. Na, žinot, valstybės reikalus, kai svarsto, tai aš būčiau paklausęs, kokios perspektyvos dar po 100 metų, kaip mes čia maždaug švęsim, nes politikas ateitį turi žinoti. Teisybė, šitoje vietoje turėjo mūsų rajono meras kalbėti, bet jis delegacija staigiai susidarė ir išrūko į Vokietiją. Kaip išvengė šito atsakinėjimo. Bet nieko tokio. Mūsų mero nėra, aš pasikviečiau Panevėžio merą. Prašom. Labadiena, Jo ekscelencija vyskupė Jonas Kauneckai, kunigai, politikai, mielas direktoriau, gerbiami kraštiečiai, mano klasės klasiokai ir klasiokės. Man labai malonu, gerbiamas direktoriau, kad jūs mane pakvietėte. Aš tikrai nežinojau, kad mano mokykla 400 metų. Dabar išmokau ir daugiau žinau apie šios mokyklos istoriją. Aš nesu krinčinietis, tačiau esu Krinčino apylinkės gyventojas, gimęs čia, šeimio mokykloje, lankiau 5 ir 8 klasę. 6 ir 7 aš baigiau Karsakiškį, Panevėžio rajone. Kokie prisiminimai? Dar ankstyvoje jaunystėje, vaikystėje, čia prieš mes gyveno tokia močiutė, pas kurią mes lankėmės ir mokinomės katekizmą. Ir pridėjome pirmą komuniją, tada aš dar čia nesimokinau 5 klasėje, bet prisimenu, kad buvo labai gražus upelis, daug gėlių, versmė, ta vertenė, kaip jų vadindavosi, dabar nežinau, ar jinai yra, tokie labai gražus prisiminimai. Čia buvo brukas, stovėjo didelis telegrafo stulpas, prie stulpo buvo garsiakalbis, grodavo visą dieną, muziką, sakydavo žinias ir taip toliau. Tiesa, tais laikais jau partizanų lavonai, atsiprašau, aš rusiškai pasakiau, tikriausiai, nebegulėdavo, jau šitą tokia tvarka būdavo, bet labai prisimenu, kad čia buvo ne alaus baras, kur dabar yra, o tokia dirbykla ir čia visą laiką nuo ryto iki vakaro lankydavosi nelabai geros reputacijos žmonės, kurie tikriausiai savo laikų buvo sutepę savo rankas krauju. Mes bijodavome, pro šalį praeidavome. Tai istorija. Kaip aš mokinausi? Negaliu pasakyti, kad aš gerai mokinausi, nes turėjau tokią savybę, kad aš mylėjau tuos, ar tai matematika, ar tai istorija, bet visa tai priklausė nuo mokytojų. Jeigu mokytojas man ar mokytoja patiko, tai reiškia, aš mokinuosi gerai. Bet jeigu nepatiko, viskas. Pamenu, aš labai gerai žinojau